Sveiki, gerų naujienų televizijos eteryje informacinė laida Čia ir dabar. Kviečiame žiūrėti. Kovo 8 tarptautinė moters diena. Gėlininkai sako, kad vyrai jau šventės išvakarėse ima šturmuoti gėlių salonus, o žiedus savo moterims renkasi itin atidžiai. Sveikintojai tikina, kad tądien stengiasi nepamiršti nė vienos moters. Tarptautinė moters diena, kovo 8, nuo seno neįsivaizduojama be tulpėmis nešinų vyrų, skubančių pasveikinti moteris. Panevėžyje veikiančio gėlių salono Drugelis savininkė Kristina Šilkaitienė šypsodamasi pasakoja, jog džiaugiasi matydama, kaip iš anksto vyrai ruošiasi moters dienai ir tikina, kad kol kas ši šventė neprarado savo žavesio ir vyrų perkančių gėlės tikrai nemažėja. Nemažėja tikrai, viskas gerai su vyrais, perka moterim, lepina gėlėmis. Pasak gėlininkės, populiariausia tarptautinės moters dienos gėlė išlieka tulpė ir tikrai ne kokia kita, o raudona. 2 metus Panevėžyje dirbanti moteris sako pastebėjusi, kad panevėžiečiai vyrai yra daug išrankesni nei laikinosios sostinės Kauno. Panevėžio miesto vyrai gėlės savo moteriai renka kur kas ilgiau, kruopščiai jas apžiūri ir bet ko tikrai nesirenka. Dažniausiai kovo 8 gėlė yra tulpė, bet yra vyrų, kurie perka būtent tai, ką mėgsta jų moteris. Tai ir rožės, ir gerberos, ir kompozicijos nebijoma nupirkti. Su tulpėm tai nėra tokios kaip ir spalvos, su rožėm labiau bijo geltonų kažkodėl rožių. Bet šiaip tai perka visas gėlės, žiūri, kas gražu tiesiog. Kad kovo 8-ąją gėlių nuperkama kur kas daugiau nei įprastai, skelbia ir Centrinio Panevėžio turgaus administracija. Tądien gėlėmis prekiaujama ir turgaus prieigose, o prekyba vyksta iki pat vakaro. Gėlės žiedų moteris džiugina draugai, vyrai, bendradarbiai. Nė viena šią dieną gėlė sulaukia ir iš politikų rankų. Štai socialdemokratai Panevėžyje dėmesio ir gėlėmis apipylė ne tik panevėžietės, bet ir pataisos namuose kalinčias moteris. Kiekviena moteris nusipelno dėmesio ir neišimtis moteris, kurios yra šiuo metu įkalintos. Jos taip pat nusipelno šypsotis, todėl mes esame čia, kad dovanotumėm tą šypseną kiekvienai moteriai, nesvarbu, kur jinai bebūtų. Planuojame aplankyti ne tik tai čia esančias moteris, bet ir taip pat pabendrauti su panevėžietėms darbo kolektyvuose, gatvėse, taip kad čia yra mūsų tradicinė akcija, o tarptautinė moters diena yra skirta tam, kad jos gyventų geriau. Turbūt nei viena moteris nepaneigtų, kad kovo 8 diena yra graži šventė, o dėmesys visada malonu. Tačiau nereikia pamiršti ir pačios šventės esmės. Tai pagarbos moteriai diena, kuri atsirado 20-ame amžiuje, kai moteris pradėjo kovoti už savo teises ir lyčių lygybę. Tad vyrai sveikindami moterį su kovo 8-ąją neturėtų pamiršti, kad jie sveikino su lyčių lygybė ir moterų teisių išsikovojimu. Kovo 8-osios proga Panevėžio miesto policijos pareigūnai surengė reidą skirtą specialiai moterims. Tiesa, dailiosios lyties atstovėms policijos pareigūnai dalino ne baudos kvitus, o gėlių žiedus. Panevėžio apskrities policijos pareigūnai šiandien apsiginklavę ne ginklais, o tulpėmis. Toks vaizdas stebino ne vieną pravažiuojantį vairuotoją. Tačiau gėlės skirtos ne visiems vairuojantiems. Jas pareigūnai įteikė tik moterims sėdinčioms už vairo. Tiesa, stabdė policija ir vyrus, tik gėlės dovanojo jų keleiviams. Labadiena, su kovo 8-ąją. Ačiū labai. Prašau, geriausių kelių. Ačiū, dėkui. Daugelį moterų tai buvo ne tik maloni staigmena, bet ir savotiškas išgąstis. Kai kurios vairuotojos tuoj pat puolė ieškoti dokumentų, o kai kurios net pabijojo atidaryti automobilio dureles. Tačiau išvydusios pareigūnų rankose gėlės, moteris neslėpė šypsenos. Labai maloniai nustebina. Nes ne tik, žodžiu, sudrausminimo klausimais yra, ar nes kažkokiais tai stabdoma, bet ir maloniai nustebina pasveikinimu. Tai miela iš jų pusės labai. Sakykit, ar galėtų dažniau dovanoti? Gal ir galėtų? Manau, kad jo. Panevėžio policija tokią akciją vykdo jau daugelį metų. Jų pavyzdžių pasiekė ir kitų miestų kolegos. Anot kelių policijos biuro viršininko, dabar vairuojančių moterų yra kur kas daugiau nei anksčiau. Tad šią gražią akciją siekiama paskatinti jas ir toliau vairuoti atsakingai. Moteris, nesekit blogais vyrų pavyzdžiais. Vairuokite švelniai, moteriškai ir saugiai. Pareigūnams darbą kiek apsunkino oro sąlygos, mat smarkus lietus neleido lengvai pastebėti, kas sėdi prie transporto priemonės vairo. Iš viso akcijos metu kovo 8-osios proga pasveikinta 40 vairuotojų.
Panevėžio teritorinės ligonių kasos specialistai sako, kad kvietimus protezuotis dantis ligonių kasų lėšomis žmonės gautų kur kas greičiau, jei atsakingiau ir laiku reaguotų kvietimus jau gavusieji. Šiemet daugiau nei 1000 Panevėžio ir Utenos regionų gyventojų jau išsiųsti kvietimai teritorinės ligonių kasos lėšomis protezuoti dantis. Panevėžio TLK gyventojų priėmimo skyriaus specialistai sako, jog šie žmonės protezavimo laukia jau nuo 2008-ųjų. Ir net jei pakviestų gyventojų skaičius atrodo palyginti didelis, pasak Sigitos Paulauskienės, tiek procedūrų greičiausiai atlikta nebus, o laukiančiųjų eilė trumpės iš lėto. To priežastis pacientų neatsakingumas ir abejingumas, nes retas, kuris pakviestas protezuotis dantis, negalintis nuvykti pas odontologą, apie tai praneša. Nors gyventojai turi 3 mėnesius laiko, dėja problemos yra iš karto. Įvyksta tokios, kad laiškų negauna, tai yra teigia, kad negauna, o iš tikrųjų neatsiima iš pašto. Pašto dėžutėje paliekamas ne laiškas, o pranešimas, kuris yra labai neįsidėmėtinas ir nedidelis. Pranešime nėra parašyta, kad asmuo yra kviečiamas dantų protezavimui. Pranešime yra parašyta, kad asmuo turėtų kreiptis į paštą, atsiimti kažkokios siuntos. Ta siunta būna jo daugelį metų lauktas pranešimas ligonių kasos, kad jam atėjo eilė protezuotis ir jam skirtos lėšos. Dar vieną laiškų praradimo priežastimi specialistė Sigita Paulauskienė įvardyja užmaršumą, kuomet pranešimas gyventojo nepasiekia pakeitus adresą ir apie tai nepranešus teritoriniai ligonių kasai. Jei pranešimas iš pašto per mėnesį neatsiimamas ir gyventojas nenuvyksta pas odontologą, jis iš laukiančiųjų ligonių kasos finansavimo yra išbraukiamas. Be to gyventojai kartais nesikreipia ir nepraneša, jog neatvyks net ir gavę laišką, arba tai padaryti pavėluoja. Dar priežastis būna tokios, kad gyventojai tiesiog nusprendžia arba jiems tuo metu nereikia dantų protezavimo paslaugų ir tiesiog nesikreipia visai ir gautą pranešimą nereaguoja. Ligonių kasa labai prašo tokių gyventojų ir jų artimųjų paprašyti mūsų senjorų, kad jie elgtųsi labai atsakingai ir tokiu atveju informuotų ligonių kasą apie tai, kad nebereikalingas protezavimas. Dėl kažkokių priežasčių jie nesikreips dėl protezavimo. Kas tada įvyktų? Tada sutrumpėtų eilės. Panevėžio miesto odontologijos poliklinikos direktorius Karolis Valantinas teigia, jog pastebėjo tendenciją, kad eilės ilgina vis daugiau jaunuolių, kuriems dantis protezuoti reikia jau paauglystėje. Be to dar vieną priežastį gana dažnai nurodo ir pakviesti, tačiau laiku neatvykę suaugusieji. Skiriama pinigų suma ligonių kasų tenai 370 berods eurų, kažkas plus minus, jinai tikrai ne visada užtenka, nes žmogui reikia ir prisimokėti savų pinigų. Tai ir būna atsiranda dar irgi, nes visų teisti negalima, taip, kad davėm kvietimą, kaip pasakyti vienareikšmiškai, kad jūs nesikreipėte, tai reiškia, jums nereikia. Ne, yra tokių, kuriem reikia, bet jam tas, tarkim, prie tos sumos prisimokėti tenai, kaip pasakyti, 100 eurų ar ten 20 nors ir eurų, tam pensininkui jam kitam tikrai yra sudėtinga, nes jis paprasčiausiai dėl to ir nesikreipia, sako, aš neturiu pinigų, kaip sakant, ir negaliu tos paslaugos gauti. Vien per praėjusius metus dėl dantų protezų kompensavimo Panevėžio ir Utenos regionuose nesikreipė 1277 kviesti gyventojai. Iš sąrašo išbrauktas dėl dantų protezavimo kompensavimo nesikreipęs asmuo gali būti įrašomas pakartotinai. Tačiau tokiu atveju gyventojas vėl bus įrašomas į eilės galą ir pranešimo vėl reikės laukti kelerius metus. Šiemet Rokiškio rajono savivaldybės biudžetas išliko toks pat kaip ir praėjusiais metais. Tiesa, jame numatytas finansavimas tokioms sritims, kurios lig šiol finansuotos nebuvo. 2016-aisiais politikai atkreipė dėmesį į seniai pamirštą mokyklų baldų ir įrangos atnaujinimą. Taip pat numatytas finansavimas net archeologiniams tyrinėjimams. Rokiškio rajono mero Antano Vagonio teigimu, palyginus su 2015-ųjų, šiųmetis savivaldybės biudžetas skiriasi labai nedaug. Jis numatytas kiek didesnis dėl nuo Liepos 1-osios keliamo minimalaus atlygio, kuris bus padidintas ir savivaldybės bei jai pavaldžių įstaigų darbuotojams. Tačiau perskirščius kitas lėšas, šių metų Rokiškio rajono biudžete atsirado ir naujovių. Pirmą kartą biudžete mes numatėme lėšas archeologiniams kasinėjimams. To niekada nebuvo, tai yra naujiena.
Pirmą kartą išskyrėme kultūros ir sporto eilutes, kad aiškiai matytumės, kiek mes skiriame sportui, kiek mes skiriame kultūrai. Pirmą kartą biudžete yra sulyginti ūkininkai ir verslininkai, tos eilutės yra vienodos, ten jiems skirta po galbūt nelabai didelės sumos, bet bent jau iš to, ką mes turime, ten po 12 000 eurų. Tačiau smulkiam vidutiniam verslui remti yra numatyta protokoliniu sprendimu nuo papildomai 2 procentų, kur mes pakėlėme nekilnojamo turto mokestį, skirti vėl skatinti būtent šitą smulkų ir vidutinį verslą. Ir šiais metais mes padedam dar miesto, tai yra kaimo VVG. Anksčiau nebuvo, kad kaimo kultūros namų modernizavimui, techninės įrangos, sakykime, atnaujinimui, tai tą padarėme, aišku, tai ta suma nedidelė, tai 3 000 eurų šį kartą numatyta yra, bet aš manau, kad tai yra jau kaip ir pradžia, nes atsirado biudžete eilutė tokia, tai 1 300 000 yra kelių gatvių asfaltavimų remontui. Tai tas, sakykime, lygis ir tempas gatvių remonto bus išlaikytas kaip ir pernai. Kaip tik nesenai komisija baigėme darbą dėl gatvių atrinkimo, teiksim tarybai gatvių sąrašą patvirtinti, tai tą pajaus pasikeitimą dėl gatvių būklės, tai visas rajonas praktiškai, nes buvo labai jau atsižvelgta į visų gyventojų pageidavimus, į kelių būklę, į naudingumą tų kelių, pravažumą jų, kokybę. Rajono meras pabrėžė, jog ligšiol krašto istorija buvo kiek apleista. Jie pastaruoju metu savo lėšomis domėjosi tik vietos entuziastai. Tad savivaldybės vadovai tiki, jog nors biudžete numatyta suma nedidelė, ji gali padėti archeologams atskleisti svarbius miesto istorinius faktus. Aš galvoju, kad mes savo istoriją turime žinoti. Ir šitas mūsų susidomėjimas, kas buvo mūsų krašte ir iš kur čia yra ta žemė, kokios yra mūsų šaknis, tai, manau, mums yra labai svarbu. Šiuo metu yra tyrinėjimai netoli mūsų muziejaus. Ten yra prie buvusio Bravoro. Yra atrasti pamatai ir, kiek aš suprantu, jie yra labai vertingi. Šiuo metu, sakau, yra tyrinėjimus daro tie žmonės daugiau iš savo entuzijazmo. Ir čia gal ta pinigų suma netgi nėra, kad jinai nupirks ir visus tos tyrinėjimus. Ta suma, jinai parodo poziciją, kaip rajono savivaldybė žiūri į tuos žmonių darbus, kad mes jūs pastebėjome, mes jums dėkingi esame, kad jūs rūpinatės mūsų istoriją ir mes norime prisidėti viskuo. Pasak Rokiškio rajono vadovų, šiemet didesnis dėmesys bus skiriamas ir tarptautiniam bendradarbiavimui, kviečiant bei dalinantis patirtimi su svečiais iš užsienio, nes ligšiol šis sritis nebuvo tinkamai įgyvendinama. Be to dar šiais metais planuojama atnaujinti dalį rajono savivaldybės bei ugdymo įstaigų įrangos ir baldų. Nauja eilutė mokinių informaciniam technologijom ir mokinių baldams nusipirkti. Anksčiau irgi nebūdavo šitos eilutės, kad vis dėlto mokiniai turėtų turėti pačias naujausias informacinės technologijas ir nebesėdėti prie tų suolų, kurie buvo pagaminti, sakykime, 52 metais. Rokiškio rajono meras pripažįsta, jog šiemet kai kurioms sritims finansavimas skirtas išties mažesnis. Tačiau Antano Vagonio teigimu, mažiau lėšų gavusių įstaigų vadovai tai turėtų vertinti kaip savotišką užduotį ir daugiau finansų susirinkti patys. Iš biudžeto skiriamų pinigų dalis sumažinta tik tokioms įstaigoms, kurios gali organizuoti renginius ir turėti pelną, pavyzdžiui, muziejus ar kultūros centras. Vienintelis Lietuvoje Pašilių stumbrynas sulaukė bandos pagausėjimo. 13 suaugusių stumbrų būrį papildė 3 jaunikliai, kuriuos jau spėta ir pakrikštyti. Stumbrininkai sako, kad keičiasi stumbrų ir poravimosi laikas ir jauniklių atsivedimas, ir tam įtakos greičiausiai turi šiltėjančios žiemos. Natūraliomis sąlygomis auginamos stumbrų patelės palikuonių susilaukia kas 2 metus ir tai būna pavasarį, tačiau šį kartą net 3 jaunikliai gimė skirtingų laikų. Paskutinysis pasaulį išvydo metų pabaigoje. Stumbrininkai tai vadina neeiliniu įvykiu. Čia žvėris gyvena, prižiūrimi žmogaus, gauna iš jo rankų maisto, nereikia migruoti, ieškoti maisto, todėl ir atsitinka tokie pakitimai. Daugiausiai jaunikliai gimsta pavasarį, tačiau kadangi žvėris
čia yra šeriami, būna šiokių tokių pakitimų. Pasak stumbrų veterinaro, jei jaunikliai tokiu metu gimtų laisvėje, vargu ar išgyventų, nes tiesiog šaltą žiemą nerastų maisto. Gydytojas juokauja, kad gamta sumaišė ne tik poravimosi laiką, bet ir jauniklių atvedimą. Mat iki šiol patelės jauniklius vesdavo vienos atokiai nuo bandos, o šį kartą teko stebėti kiek neįprastą jauniklių gimimą. Kai jau jauniklis sustiprėja ir yra gana stiprus vikrus, jinai jį ten barė ir auklėja, aišku, viską daro ir tada jau parodo bandai. Bet šiemet buvo toks įdomus stebėsenos rezultatas, kad patelės praktiškai visos atvedė vos ne bandoj palikuonius. Viena tai miško pakrašty, bet dalyvaujant šalia bandai. Ir nebuvo jokio, aišku, patelės buvo labai piktos. Jau nedrįsom nei stumbrininkas, aš kaip gydytojas labai jau čia ir pagrindinis dalykas negalime erzinti, stresuoti patelių, nes tai atsiliepia. Stumbrininkai pasipildžiusią vadą džiaugiasi, mat būtent jaunikliai daugiausiai privilioja į stumbryną lankytojų. Ir šį kartą ne išimtis, gimus jaunikliams lankytojai buvo kviečiami į stumbriukų krikštynas ir jiems rinkti vardus. Beje, pasirodo, išrinkti vardą nėra taip paprasta. Čia galioja gana griežtos taisyklės ir jų privalu laikytis. Vardai turi prasidėti raidėmis G. Taigi vaikai siūlė labai daug, arti 1000 vardų gavome. Tiesiog kompetitinga urėdijos komisija, vadovaudamasi taisyklėmis, atrinko 3. Tai buvo Gimba, Gizis ir Gipardas. Lankytojus džiugina ne tik stumbrų šeimyna, bet ir juos nuolat prižiūrintis ožiukas vardu Gidas. Šis triukauodegis pasitinka lankytojus ir juos palydi iki stumbrų, o kai žmonių nėra, kitaip tariant, laisvų metų nuo darbo, ožiukas ganosi kartu su šiais didžiausiais miško žvėrėmis, kas kelia itin didelę nuostabą stumbryno svečiams. Nuo šiol kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį visi aktyvūs panevėžiečiai kviečiami bėgti aplink Senvagę. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja prevencinį ėjimą bėgimą už blaivų ir aktyvų Panevėžį. Pirmąjį pavasario penktadienį Panevėžio miesto širdyje Senvagėje susirinko kelios dešimtis panevėžiečių. Nors diena buvo vėsi ir apniukusi, gyventojai neišsigando ir pradėjo iki metų pabaigos truksiančią aktyvaus laisvalaikio akciją. Nuo šiol kiekvieno mėnesio pirmą penktadienį vietos gyventojai čia bėgs, važiuos, eis 3 simbolinius ratus aplink Senvagę. Mes norime atkreipti Lietuvos tautos dėmesį į alkoholizmo problemą ir mažą fizinį aktyvumą. Kas norės galės bėgti, eiti, galės šiaurietiškom lazom pasinaudoti, einant riedučiai, viskas tinka, viskas būna. Ir tiek, kad 3 km mūsų yra maršrutas, kodėl būtent 3 km parinkti, tai maždaug 3 kartą aplink Senvagę, tam, kad vis tiek mūsų lietuvių visam pasaulyje yra maždaug 3 milijonai ir 3 km, taip simboliškai skaičius. Į pirmąjį šių metų bėgimą aplink Senvagę susirinkę panevėžiečiai bėgti pradėjo ne iš karto. Kad neįvyktų trauma ir miestelėnai kiek apšiltų, sporto treneris jiems pravedė trumpą mankštą. Pasak Raimondo Dambrausko, tokią mankštą reikėtų daryti prieš kiekvieną bėgimą, o visi norintys ją išmokti tai galės padaryti užsiėmimo Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį pradžioje. Penktadieniais, kai bus tos bėgimas organizuojamas, tai kelios minutės prieš bėgimą tokią bėgiminę pramankštėlę, jo pravesiu visą laiką, gal atsiras ir kažkoks kitas treneris, bet jeigu jau nebus kitų, tai tada aš jų pravedinėsiu. Galėsite išmokti tempimo pratimus, tokios bėgiminius, kas reikalinga prieš bėgimą padaryti tempimą, apšilimas ir tokia pramankštėlė trumpa, greita, tokia bėgiminė pramankštėlė galėsite pamatyti ir pabandyti patys padaryti. Bėgime Mes už blaivų ir aktyvų Panevėžį galime išvysti ir susitikti su daugybės miesto įmonių ir skirtingų profesijų atstovais. Šįkart itin ryškus buvo picerijos, kurioje neprekiaujama svaigalais atstovai. Jie pažadėjo bėgime dalyvauti kone kiekvieną mėnesį. Mes esam tik pica atstovai, kuri irgi taip pat yra nealkoholinė picerija Panevėžyje. Dėl to mes ir palaikom, nes yra bendraminčiai. Tai kai tik būsite laisvi, penktadieniais stengsitės bėgti kartu su kitais panevėžiečiais? Tikrai taip, pasistengsim. 3 simbolinius ratus aplink Senvagę panevėžiečiai kviečiami įveikti kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį 18 valandą. Tada artimiausias bėgimas vyks balandžio 1. Planuojama, jog panevėžiečius vienijantis bėgimas ėjimas bus organizuojamas kiekvieną mėnesį iki pat gruodžio.
Štai tiek šį kartą Gerų naujienų televizijos informacinėje laidoje Čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems, neperjunkite kanalo. Gerų naujienų televizija rodo jums.